katilą. Dabar įjungsime rankinį režimą su valdikliu Titanic. Pradžioje turėjo būti stop režimas, kaip dabar, tik įjunginis režimas. Rankinį galite patikrinti įrenginių darbą. Tarkim, pirmas tiektuvo, kadangi neįjungiame, jį to įjungsime. Galime patikrinti vieną siurbliuko darbą ir patikrinti kito siurbliuko darbą. Ten veikia ir antras siurbliukas. Turėtų veikti. Nepaspaudžiu, kad veiktų. Veikia. Super. Dabar pirmam užkūrimui turim pripildyti šneką. Tas užtruks apie 10 minučių, kaip ir buvo praeitame įraše. Tai dabar pirmiau aš įjungsiu tiektuvą į kompiuterį ir paleisiu tiektuvo darbą su raide P pagal paveikslėlį. P, o ventiliatoriui patikrinti pliusiukas. Dabar išjungiame cirkuliacinius siurblius. Įjungiau tiektuvo į valdiklio galinę dalį. Spaudžiame tiektuvo darbą. Įsijungia tiektuvas, dabar tieks apie 10 minučių. Per tą laiką galim sujungti temperatūros jutiklius. Štai čia katilo temperatūros jutiklis, štai čia avarinis 95 laipsnių jutiklis. Trečias štai čia bunkerio jutiklis ir ketvirtas į boilerį. Bet kadangi į boilerį nėra atskiros cirkuliacinio siurbliuko, tai mes to tiesiog nejungiame jutikliu. Suviniojam ir palikom neįkištą. Pripildėm granulių kiekį tinkamą, apipylėm degių skysčių, dabar liko įžiebti ugnį. Žaizdros kol kas gerame lygyje, dar kol kas kondensatas bėga, bet tikiuosi ilgainiui išnyks. Dabar mūsų pagrindinė misija nusistatyti tiekimo trukmę. Dabar preliminariai nustačiau 20 sekundžių tiekimo trukmę, kadangi katilas yra 25 kW. Matysime, ar po 15 ar pusvalandžių nesumažės kuro lygis. Pastebėjome, jog kuro lygis sukrito, papildo, bet nepakankamai. Tai turime pradėti kuro lygio testavimą nuo tinkamo lygio. Tai dabar įsijungsime rankinį režimą, palaikoma A raidžikę 6 sekundės, kad pereitų į stop režimą. Matom, ties 35 laipsniais įsijungia siurbliukui kaip tik. Tai dabar iš stop režimo įsijungiam rankinį. Rankinėme režime pasipildom kuro, bet vien tik tiektuvo neužtenka, turim įsijungti ir ventiliatorių, kad nesigautų oro kamštis. Užtrunka, žinoma, kol atsireguliuoji, bet kai atsireguliuosi... Dabar turiu pradėti ponę šildyti. Tai dabar tikriausiai statysim kokias 24 sekundės. Kiek buvo dabar? 20? 20 buvo. Ai, supratau, 24. Kol atsireguliuosim dideliais tokiais tarpais, o paskui per sekundę. Kai jau matysim, kad beveik laikos geras lygis. Dabar vėl dasitiekim iki tokio kalniuko kauburėlio. Iš karto kaip forsunkiai dega. Kai didelė liepsna, tai iš karto ir tą greitai temperatūrą sukelia.
va, beveik tinkamas kalniukas, kur lygis. Dabar įsijunkime vėl rankinį automatinį režimą. Trumpai A raižykę paspaudžiam. Jis vėl automatiškai veikia. Ir iš karto einam nusistatyti tiekimo trukmę per, kaip tarėmės, tarkim 25 sekundės. Bet kaip sakiau, kiekvienos rūšies granulėms tai yra skirtingas tiekimo trukmės laikas. Nusipirko nekokybiškas granulės, dėl to vis tiekiame, vis nepataikome tinkamos tiekimo trukmės. Vis nukrito lygis. Dėl to mes jau sukėlėme iki 38 sekundžių tiekimo trukmę. Tai sprendžiant pagal tai, turime pastatyti visai trumpą palaikymo režimo pertrauką. Kai jau sukels temperatūrą iki nustatytos 70, turime nustatyti 5 arba 4 sekundės 4 minutės miegojimo režimo pertrauką. Va, tiekimo laikas 38 sekundės. Kas 35? Tai yra labai prastos granulės. Vėliau, kai nustatėme tiekimo trukmę 38 sekundės, o pertraukos trukmę 35 sekundės, pagaliau kuro lygis pradėjo po truputį didėti. Ne tiek sudegina, kiek pakelia. Bet ir tai tik po truputį kyla. Tai reiškia, negalima pirkti daug granulių iš bet kur. Reikia apsiklausinėti kitų kolegų, kurie jau naudoja granulės ir gali patikinti, kad jos yra kokybiškos. Galime pasikelti kuro lygį, įsijungę rankinį režimą. Kelime kuro lygį tam, kad liepsna degtų kaloringai ir jei būtų kuo didesnė. Truputį primažinom ventiliatoriaus sklendę, nes per greitai sudega. Dabar pabandysime pastebėti, ar mūsų tiekimo trukmė yra tinkama.